Sveiki, esu Lietuvos krašto gyventoja. Šįryt eidama link savo automobilio pamačiau, jog jo langas išdaužtas. Rankinės, kurią buvau palikusi ant priekinės sėdynės, taip pat nėra. Tuo pat metu priėjusi kaimynė papasakojo man, jog naktį mačiusi du jaunuolius, įtartinai nužiūrinėjančius automobilį. Išgirdusi tokią informaciją, apie įvykį nusprendžia pranešti naudodamasi e-policijos portalu. Suvedu į naršyklės adreso laukelį www.epolicija.lt. Apie įvykį galiu pranešti anonimiškai arba prisijungusi prie portalo. Kadangi noriu vėliau gauti tolimesnės pranešimo nagrinėjimo eigos informaciją, turiu prisijungti. Tad spaudžiu mygtuką prisijungti. Norėdami pasinaudoti elektroninės valdžios portalo teikiamomis paslaugomis, turite tenkinti vieną iš šių sąlygų. Turėti asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais, būti vienos iš žemiau pateiktų komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojų, turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą išduotą skaitmeninio sertifikavimo centro arba valstybės įstaigų registrų centro. Tad prisijungiu ir pradedu pildyti pranešimą policijai. Visų pirma, spusteliu mygtuką ties įvykio tipu ir matau ištisą sąrašą nusikaltimų tipų. Mano atveju tinka vagystė iš automobilio, tad šį tipą ir pasirenku. Toliau matau, kad reikia užpildyti įvykio vietos laukus. Vagystė nutiko Vilniuje, tad miestas laukelyje imu vesti Vilnius. O, matau ištisą sąrašą Lietuvos vietovių prasidedančių šiomis raidėmis. Išsirenku būtent Vilniaus miestą. Įvedu įvykio vietos adresą – gatvę bei namo numerį. Žiūriu toliau. Reikia įvesti įvykio datą ir laiką. Kadangi automobilį kieme palikau vakar 22 valandą vakaro, o įvykusią vagystę pastebėjau tik 8 ryte, tai išskleidusi kalendorių įvedu šį laiką. O štai ir įvykio aplinkybės. Čia išsamiai papasakoju, ką sakė kaimynė. Stengiuosi nieko nepraleisti ir kaip galima detaliau nupasakoti įvykį. Paminiu automobilio numerį, nuostolius ir taip toliau. Tuomet pasirenku kontaktinius duomenis. Laukai automatiškai užpildyti, tik įvedu, kada su manimi būtų galima susisiekti. Apačioje pažymiu, jog susipažinau su atsakomybė už melagingą informacijos pateikimą. Spaudžiu tęsti ir patvirtinti. Pranešimui buvo suteiktas unikalus numeris ir jis jau iškeliavęs į policiją. Sveiki, esu operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas. Gautas naujas pranešimas. Atsidarau jį, kad pamatyčiau detalesnį informaciją. Pranešimas išsamus, visi laukai užpildyti tvarkingai. Pranešta apie vagystę iš automobilio. Iš įvykio laiko matau, kad nutiko šiąnakt, o žemėlapyje matau tiksliai įvykio vietą. Priimu sprendimą registruoti įvykį. Esu autorizuota naudotoja ir savo paskyroje pažymėjau, kad noriu gauti informaciją apie pranešimą trumpąją žinute ir e-mail paštu. Tai taip patogu, nes policijai nagrinėjant mano pranešimą apie tyrimo eigą būsiu informuota tiek SMS, tiek elektroniniu laišku, o detalesnę informaciją galėsiu peržiūrėti portale. Ką tik gavau SMS, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kad peržiūrėčiau detalę informaciją, pasirenku skiltį mano pranešimai. Štai mano pranešimas. Pasirenku būsenos istorijos peržiūrą. Čia galiu matyti gautą atsakymą iš policijos. Matau, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas. Toliau nagrinėjant įvykį, visada prisijungusi prie portalo, galėsi peržiūrėti išsamią įvykio informaciją.